Nu va, ilgaplaukė blondinė paklydėlė galų gale sugrįžo. Va, žiūrėkit, kiek jin čia spalvų varo. Džinas su savo lape vis dar kankinasi. Pasilenkus, nes pramiegojo. Jau galėjo 10 minučių ilgiau būti ratapėsi. Nu va, svajūnė matot, reljefas varo. Vau. Antra dukra paklydėlė galų gale sugrįžo po 2 mėnesių nebuvimo. Turim naują mūsų gražuolę. Matot, kodėl jin man patinka? Žiūrėkite nosį. Va. Alina. Naujiena. Pas mus dabar Menzinarodovas turnyras gaunasi, nes turim viešinę iš Latvijos. O, kas čia netikėtumai kokie tai. Mūsų juvelyrė kažką tai naują gyvenimo etapą pradėjo. Nu, panašiai, čia, bet čia tu taip pasakei, ne aš. Viduramžių tapytoja prie lango. Pažiūrėkite, kaip jinai gražiai atrodo. Jis buvo gimtadienis, nes jinai paroda buvo ir tose ausyje kažkokie tarakonai.